Labas visoms! Niekas neleis man sumeluoti, jog šiandien video bus vienas iš mano mėgstamiausių. Su didžiausiu džiaugsmu aš pasidalinsiu tuo, ką gavau iš Catrice ir Essence kompanijos. Ir praeitą kartą jūs jau matėt, kad tai buvo žiauriai fainai. Ir tikrai niekas ant manęs nepykit, bet būtent šios kompanijos sintinukai yra mano patys laukiamiausi, nes visada tikrai, ta prasme, jie atsiunčia tikrai labai nemažai. Ir svarbiausia, iš tų daugybės produktų aš tikrai atrandu, kas man labai patiko. Ir iš praeitos vasaros, ta prasme, pavasario vasaros, man atrodo, kolekcijos buvo keletą produktų, kurie tikrai tapo mano mėgstamiausiais. Ir aš jau pastebiu, kad nuėjus į parduotuvę, aš jau įsimetu į krepšelį netgi tuos pačius produktus. Ir visiškai nesvarbu, kad aš juos esu išbandžiusi, aprašiusi, bet kai jau patinka, tai patinka. Ir tuo labiau, kad, ta prasme, kainos ir kokybės santykis dažniausiai tai yra visiškai absurdiškas. Ir aš jau vieną kartą pasakau, būtent kai mes darinėjome lauknešėlį skirtą pavasariui ir vasarai, tai tada minėjau, kad, ta prasme, tai yra vienas didžiausias tikrai džiaugsmas, nes tikrai aš nežinau, jeigu jūs taip pat mylit kosmetiką taip pat kaip ir aš, tuomet tikrai galite suprasti, kai, ta prasme, tu gauni dovanų kalną. Tai va, aš tikrai labai norėčiau šį kartą greičiau užsipakuoti ir pamaniau, kad padarykime viską kiek kitaip. Ir mus jau šiaip informavo kompanija, kad ten Catrice kompanija išleis rudeniui žiemai tam tikrus produktus, Essence taip pat išleis. Ir aš turiu netgi tokius kaip ir pranešimus PDF formatu ir jame būtent aprašyta, ko mes galime tikėtis, ką mes galime rasti parduotuvėse, kokios kainos ir taip toliau. Tai aš noriu, kad šį kartą viskas būtų kaip patogiau ir informatyviau, kad po šio video, jeigu jūs kažką pamatysite labai tokio nuostabaus, galėtumėte lėkti į parduotuvės ir įsigyti, tai ta prasme nors ir šiandien. Tai va, o dabar keliaukime prie šio didžiulio siuntinio išpakavimo ir čia apsilenksim ir aš pasiimsiu kaip visada peilį į pagalbą. Reikia greičiau. O, jaučiu, kad gerai sekasi. Dieve šventas. Ta prasme, aš tikiuosi, jūs matote, čia yra du tokie maišiukai ir vienas yra iš Catrice kompanijos ir kitas iš Essence. O, Dievo, man kalėdas visą. O, čia dar kažkas yra. Palaukit. Man panašu dar dovanėlių. O, aš nežinau, ta prasme, gerai, aš pasidalinsiu, nes jau čia buvo. Ir parašyta tik asmeniniam naudojimui ir skanaus ir ačiū. Ačiū jums, ta prasme, tai yra, o Dieve, ir čia kažkas yra iš naujausios limituoto leidimo kolekcijos Catrice Caviar Gouache, kaip perskaityti. Ir mes turime 4 šešėlių paletę ir taip pasižiūrėsim, ta prasme, žiemai nieko tinkamesnio negali būti ir rudeniui. Jūs matot, kad aš šitas lūpdažis nelemtas, jis vis suteka ir aš pasidėjau veidrodį šalia, kad aš pasižiūrėčiau, ar vis nenuteka, nes šiandien, ta prasme, aš žinot, kad sveikinį temą kalbu, bet šiandien išbandžiau tokią naują techniką pasidažyti lūpas ir tokio lūpdažio, ta prasme, nėra. Nors galime įsigyti tikrai panašaus atspalvio, bet aš jį pasidariau pati, tai dėl to aš vis tikrinu, ar jis nesuteka. Ir taip jisai suteka, tai jeigu pamatysit ant mano danties, būtų gerai, kad pasakytumėt, bet aš jūs neišgirsiu, tai aš atkažysiu, pasižiūrėsiu į veidrodį. Tai va, o šita paletė, aš nenoriu dabar jos liesti, žiūrėti pigmentacijos, bet aš apie ją nepasirašiau jums papasakoti, tai tiesiog aš pasidžiaugsiu ir labai fainas šitas daikčiukas, toksai, ta prasme, labai švelnus viršus, ne tai, kad čia plasmasė, čia plasmasė aplinkui, bet čia tokia labai maloni kažkokia medžiaga. O šitą šokoladą, tai aš žiauriai mėgstu. Ir gerai, keliaukime iš abiejų pusių. Keliaukime prie Catrice kompanijos produktų ir aš manau, kad atsidarysiu ir pasimsiu neužilgo savo kompiuterį, kad viską galėtume kiek detaliau aptarti. Pradėkime turbūt nuo to daikto, kurio aš labiausiai norėjau ir griebsiu į ranką savo kompiuterį. Tai yra Catrice HD Liquid Coverage ir tai yra makiažo pagrindas ir, o Dieve, kaip aš bijau, kad man jos spalva netiks, nes pas mane rankos yra 20 Rose Beige ir to aš jums greitai pasakysiu,
kuogi ypatingas šis reikalas ir kuo jis mane sudomina. Tai jis suteiks stiprų maskavimą ir svarbiausia žada, kad išsilaikys netgi iki 24 valandų. Tai yra aišku nerealu, bet visko pasitaiko, nors šiandien dar su bičiulė kalbėjausi, kad nėra tokio produkto, kuris labai ilgai išsilaikytų ant riebios odos. O lengva tekstūra su pipetės aplikatoriumi, šį dalyką aš irgi, ta prasme, jeigu jis man patiks ir viskas bus su juo gerai, taip paprašyta, aš tikrai jį galėsiu paskelbti metų produktu, nes aš labai dievinu higieniškas pakuotės, antra, aš tikrai noriu užmaskuoti savo veidą idealiai ir trečia, aš ieškau kažko tokio, kas išsilaikytų man turbūt kiaurą dieną. Nes žiauriai nervina, kad po 5 valandų aš turiu tvarkyti savo makiažą ir viską toliau daryti. Taip, o toliau koksai grožis. Taip, turiu Catrice Deluxe Glow Highlighter ir tai yra 3 spalvų highlighteriai ir šampano, rožinis ir bronzinis ir suteiks odai natūralaus švytėjimo ir taip pat, daugiau čia iš tikrųjų nieko labai ypatingo ir aš nepasakiau jų kainos, nes aš jums žadėjau, tai yra 7,25 už šį makiažo pagrindą plius minus ir už šį būtų 4,69 ir praeitą kartą iš tikrųjų gavau skaistalus tokius rožinius ir jie tikrai labai buvo gražus ir man labai patiko dėl to, kad jie taip gražiai spindėjo ir taip, ta prasme, neperdėtai natūraliai švytėjo, tai aš tikiuosi, kad ir šis highlighteris. Tiesa ta, kad aš neišviesinsiu savo veido, bet aš jums visada patariu, kad priemonės reikėtų naudoti universaliai. Tai yra, jeigu, ta prasme, negalime kažko padaryti su paletės spalvomis, tai būtinai reikėtų pasinaudoti, pavyzdžiui, kaip šešėliais ar, nežinau, tiesiog išviesinti tam tikras vietas. Nu, žodžiu, ta prasme, tai yra jūsų pasirinkimas, bet žinau, kad tikrai panaudosiu kaip šešėlius bent 2 spalvas, tai, o dieve, man atrodo visas 3. Nu, žodžiu. Šiandien aš iš tikrųjų labai kalėdiškai atrodo, man atrodo, tos raudonos lūpos, bordinis, megztinis tikrai suteikia kažkokio tais ir dar visas auksinis veidas. Taigi, toliau turiu Eye and Brow Contouring paletė ir tai yra, kaip sunku vienu metu daryti daug darbų, tai yra akių ir antakių kontūravimo paletė. Peilis. Gerai, kad nei kojas susmigo. Taigi, labai daug kas iš kompanijų šiais metais orientuojasi būtent į akių kontūravimą, nes visas jau kontūruojame veidą, bet, ta prasme, tiek L'Oreal, žinau, tą daro, tiek dar keletas kompanijų tokių žymesnių, tiek ir Catrice neatsilieka, nes būtent ką aš ir norėjau pasakyti, kad Catrice naujienos rudenį ir žiemą yra būtent tokios, kad jų šūkis yra grožis ir mada. Tai aš manau, kad jie nuo mados tikrai neatsilieka. O apie šią paletę tai yra vienas spindintis atspalvis, kurį aš jums tuoj pat pabandysiu parodyti, šitas pats viršutinis ir tada su šiomis 3 spalvomis mes turėtume darbuotis prie savo antakių. Labai džiaugiuosi, kad spalvos yra man ne per tamsios, nes matau, kad kitos yra, man atrodo, netgi dar tamsesnės ir šiltesnės, o aš šiltų atspalvių ant savo antakių tikrai nemėgstu. Tai va, ir kaina turėtų būti apie 4,69 eurai ir galiu pasakyti, jūs pasižiūrėkit vien kokio, ta prasme, story yra šita paletė ir kiek čia tų gramų, oho, net 9,5 gramų mūsų antakių grožiui. Aišku, pasižiūrėsim, įvertinsim ir pasakysim, ar yra geri ar ne. Traukiu iš karto 2, nes tai yra šešėliai ir jie vadinasi, kad aš jums greitai perskaityčiau. O Dieve, kodėl viskas prancūziškai? Tai yra Catrice Pret à Lumière ilgai išliekantis akių šešėliai. Vieną turiu labai gražią, o Dieve, aš žinau, kad tikrai numirsiu, kaip aš laukiu kalėdų, bet šitokia labai graži balta. Ir turėtų, ta prasme, kaip reikalas paryškinti visą akių grožį. O kita tokia yra, sakyčiau, netgi su violetiniu atspalviu ir abi jos yra žėrinčios. Ir jeigu man kas leistų pastebėti, tai būtent pakuotės, jos yra, ta prasme, netgi gal kiek kokybiškesnės ir tvirtesnės, tai yra super. Dabar aš pasižiūrėsiu į veidrodį ir aš įvertinsiu savo veidą, nes, ta prasme, aš nenoriu būti su raudonais dantimis. Kažkur aš nosį įsitepiau. Nu, žodžiu, man atrodo, po kol kas viskas yra gerai. Taigi, tada turiu dar
Dar akių pravedimą Glam & Doll Super Black Liner. Glam & Doll yra, žinau, kad blakstienų tušai, vienas iš jų atsparus vandeniui, kitas ne. Ir jie buvo man, ir dar dabar yra visiškai nepakeičiami. Aš, pavyzdžiui, vandeniu atsparų tipuos kiekvieną dieną, o ta Glam & Doll tai yra tada, kai, pavargstu bandyti naujas priemonės ir noris kažko tokio kokybiško ir visiškai man pasiteisinančio. Ir tai yra šita priemonė, nes aš visai vėlan kažneku, tai itin juodas akių pravedimas ir mums turėtų padėti padaryti tiek ploną, tiek platesnę liniją ir puikiai tiks pradedančiosiams, bent taip žada. Ilgai išlieka, suteikia intensyvų rezultatą su ypatingai juoda spalva. Ir šiaip labai graži forma. Tokia svarbu, kad smailėjanti ir šiaip tokia miela, graži. Tada kaina 3,19 €. Šiaip, kad jūs negalvotumėt, kad aš čia viską labai giriu, nes šiaip pirmas įspūdis visada jis yra geras, bet praeitą kartą iš Essence man labai patiko akių pravedimas, bet jis man išdžiuvo gal po 3 naudojimo kartų, tai labai tikiuosi, jog šis bus geresnis. Ir pažiūrėkit, kiek mes grožio turim kitoj pusėje ir Gerai, žiūrim, turiu aš 3 nagų lakus ir ačiū Dievui, vos nepaleidau. Aš labai džiaugiuosi, kad jie yra tamsūs. Šiuo metu, ta prasme, mano nagai tikrai neatrodo įspūdingai ir šiaip žiemą aš tikrai nemėgstu ilgų nagų ir kerpuosi jas kaip manoma trumpiau ir aplikuoju tik tais tamsius nagų lakus, nes tikrai šviesus negražiai atrodo ant trumpų nagų. Ir tada aš greitai ieškau informacijos apie nagų lakus. Taigi, tai yra nori ir juoda sugrįžta. Šie ilgai išliekantis ir itin spindintis nagų lakai. Tai yra tik tais šis, nes būtent čia užrašyta linijos pavadinimas ir sustiprintas spalvos prisilietimu suteiks optimalų ryškumą vos vienu lako sluoksniu. Ir parduotuvėse yra žalia, mėlyna, violetinė ir raudona. Tai pas mane yra, aš manau, kad violetinė. O šios spalvos yra, manau, papildymas kitiems nagų lakams ir turiu rankose Take a Brick 118 ir Plump Around 121. Tai šita tai bus tikrai tokia labai sodriai violetinė, sakyčiau, tokia, kokia dabar yra labai madinga ant lūpų, tai aš manau vieną arba šitą tikrai išbandysiu. Apie K3 nagų lakus greitai galėčiau pasakyti, jog jie yra tikrai neblogi atsižvelgusi savo kainą, bet mano didžiausias yra rekomendacijos naudoti viršutinį sluoksnį ir pavyzdžiui, pagiriant K3 iš praeitos serijos, aš turiu būtent tą top coatą ir base coatą, kur, ta prasme, pasitepi ir po 2 minučių gali taip daužyti nagus visur ir jie nesusigadina ir viskas su jais yra labai labai gerai. Taigi, ir dar 3 produktai lūpoms. Turiu, toj pasakysiu. Kažkodėl dantelis labai blogai prisitvirtina. Dabar užfiksavau galvojau, jau sakysiu, kad kaip neblogai. Kaip blogai tiksliau. Taigi, pas mane yra 3 ir K3 išleido viso 3 serijos lūpų produktų būtent ateinantiems šaltiesiams sezonams ir esamam. Tai pradėkim nuo pirmo, vadinasi matinis 6 valandų lūpų meistras. Pavadinimas tai tikrai nerealus. Ir mano spalva yra Hibiscus Proof. Tai aš manau, kad jie bus netgi vandeniui gal atsparus. Žodžiu, suteiks tobulai matinės lūpas ir galima rasti netgi 7 atspalvių ir aš dabar kompiuteryje matau. Aš gal pabandysiu jums čia iš šono kaip nors nuotraukas pateikti. Yra viena labai graži nereali spalva, tokia, violetinio atspalvio, o ši bus tokia, rožinė. Ta prasme, aš jau tų rožių nežinau, kiek turiu ir būtent tokio pobūdžio įpakavimo, bet tikrai, ta prasme, nėra čia ko sakyti, tai tiek to, ta prasme, šiaip fine, viskas yra gerai, tiesiog gal būčiau apsidžiaugus gavus kitą spalvą. Aš esu blogas žmogus. Taigi, tada sekantis, tai yra praeitais metais jie taip pat turėjo būtent tokios pakuotės lūpų blizgesius ir tai yra Shine Appeal intensyvūs skysti lūpų dažai ir mano rankose yra Rose Your Voice. Turėjau, žinokit, identiškai panašią spalvą ir kolekcija yra viso 4 spalvos. Ir ką gali pasakyti, aš bent neskaičius teksto, galbūt matau, kad viskas nepasikeitė. Jie labai gražiai blizgėjo, ta prasme, normaliai išliko nei per trumpai, nei per ilgai, bet buvo labai malonus, tokios net sviestinės konsistencijos, neapsunkindavo lūpų ir labai gaila, bet kažkur pamečiau būtent tokios spalvos lūpų blizgėsi. Turiu violetinį ir jis labai labai fainas, bet ačiū Dievui, dabar turėsiu tą, kurį pamečiau.
Taigi, tada mano rankose paskutinis Catrice produktas, tai yra Velvet Matte lūpų kremas. Galėčiau pasakyti, jis labai panašus į, kaip tik šiandien juo dažiausi ir maišiau jį su kitomis spalvomis iš Essence ir ten irgi yra matinis toks lūpų kremas, tas iš viso tobulas, toks lengvas ir kreminis ir toks kaip, nežinau, putos, nežinau, labai malonios konsistencijos ir labai tikiuosi, kad ir šitas bus toksai, bet kiek matau, tas kremas tikrai labai panašus. Ir kas yra svarbiausia, kad žada, jog nedžiovins lūpų. Nieko nėra tragiškiau nei matiniai lūpdažiai, kurie sausina lūpas ir po to netyčia koks gabalėlis atkydo nuo lūpos ir žiauriai negražiai atrodo. Tai viso kaina 3,59 eurai. Tai aš manyčiau tikrai labai nedaug, kaip už matinį lūpdažį. Su Catrice mes pabaigėm ir keliaukime prie Essence. Tik aš greitai atsidarysiu, aš tikiuosi niekam netrukdo, kad aš šio kompiuteriu naudojuosi, bet tiesiog, kaip ir sakiau, noriu viską pateikti, kad man nebūtų gėda už tai, kad nepateikiau kažkokios svarbios informacijos. Taigi, pradėkime gal, nuo šitos lengvesnės pusės. Čia yra tik 3 produktai iš čia ir, netgi sakyčiau labai panašus, bet mes prie to dar prieisim. Taigi, rankose Camouflage 2-1 Makeup and Concealer ir spalva, pati šviesiausia, 10 Ivory Beige. Ir greitai ieškau informacijos. Ir tai yra makiažo pagrindas ir maskuoklis viename. Ir priemonės tekstūra suteikia ilgalaikį išsilaikymą, tuomet paslėpia visus odos netobulumus ir sukuria matinę nepriekaištingą odos išvaizdą. Ir svarbiausia, jokio kaukės efekto. Kaina 4,29 eurai. Ir, aš šitą galiu pabandyti, nes tos nenorėjau rakinėti. Ačiū Dievui, yra mano atspalvio, nes aš, nežinau, kažkaip man nesiseka šiais metais, aš turiu tiek namsių pudrų, o kaip gražiai pasiskirstė. Labai lengva, iš tikrųjų, tokia net nesunki ir matau, kad taip gražiai, labai gražiai pasidengia ir taip lygiai. Žodžiu, aš tikiuosi, kad bus kažkas tokio ir, mano rankose 2 priemonės, kuriam aš galėsiu būti gražia visą dieną. Tada turiu produktą, apie kurį labai norėjau iš karto papasakoti ir jį lengvai sulyginti, tai kur pasislepia aprašymas. Jeigu nervas, tai nebus tragedija. Radau. Taip, jūs man pasakykite, ar yra didelis skirtumas tarp šių priemonių. Greitai žiūriu, koks yra kiekis. Kodėl aš matau kiekio? Čia 10 gramų, čia 14 gramų. Ir žiūrint tai paprastai, čia yra man netgi dar labiau šiltesnės spalvos ir turinčios daugiau blizgučių. Ir sakyčiau, šiaip labai fainai. Bet kad didelio skirtumo kažkokį žvelgti, tai ne. Bet gal netgi šita man ir labiau patiks vien dėl šitos vidurinės spalvos šešėliams. Tai, žodžiu, aš dažniausiai highlighterius naudoju būtent vietoj šešėlių. Ir dabar, o kainą aš ir nepasakiau net apie produktą. Tai esmė ta, kad jį naudoti reikėtų taip pat kaip ir visus highlighterius. Čia ir ant lūpos galima. Ir tada kaina 4,49 eurai. Žodžiu, šiandien man nelabai sekėsi su kamera, nes jį antrą kartą nusprendė, kad nebefilmuosiu, Patricija, daryk ką nori. Tai gerai, kad pasižiūrėjau, kad ar kamera apskritai veikia. Ir aš trečią kartą jums norėčiau pristatyti tai, kas liko iš vienos būtent Essence pusės. Tai yra skaistalai, kurie atnaujinti ir vadinasi Satin Touch Blush. Tai, žodžiu, esmė ta, kad aš jau pasakau apie 100 kartų, vis tiek neatsimenu, ką dabar reikėtų pasakyti, tai yra labai superinis aprašymas. Priklausome nuo skaistalų. Nauji šilko švelnumo skaistalai akimirksniu suteiks gaivios spalvos prisilietimą ir parduotuvėse galėsite rasti viso netgi 3 spalvas. O mano rankose yra Satin Coral ir labai tikrai, aš nežinau, ar esu mačiusi gražesnį išbaigimą būtent šių vietų. Ta prasme, aš priartinsiu prie kameros, tikiuosi šito nepamiršiu, nes tikrai žiauriai, prašau. Taigi, ašgi buvau jau užtraukus netgi ir lūpdažių keletą, bet nieko tokio, apie juos galima ir antrą kartą pasikalbėti. Taigi, Matte, tai yra viso kompanija siūlo šiais metais 5 matinės spalvas ir pavadinimas, aprašymas irgi yra labai toksai, nors man visi mėly ir kažko tokie išskirtiniai ir aš greitai paskaitysiu. Tai susitiks su matinė, kreminė naujų lūpų blizgių putų tekstūra suteikia ilgai išliekančią spalvą, kuri yra ryški ir turi velvetiškai matinį efektą. Tai aš turiu spalvą 3, Girl of Today, aš jau buvau papiešus ant rankos ir supratau, kad ši spalva
Tai yra visiškai atitaikyta man šiais metais, nes aš esu visiškai pamiršus dėl apskritai bet kokio violetinio atspalvio, o ši rožinė man pasirodė truputėlį kiek per šviesi, bet aš manau, sugalvojus tam tikrą makiažą galima būtų susikurti kažką tikrai dėmesio vertą. O kaina yra visiškai absurdiškai maža – 2,59 €. Taigi, tada dar liko visokiausių dalykėlių ir paimsiu aš dar matau, du lūpdažiai, du tušai, tai gal vėlgi pašnekėkime truputėlį apie lūpdažius. Pavadinimas yra taip pat mat. Ir turiu irgi violetinį. O dieve, kiek aš tų violetinių dabar šiais metais turės. Žodžiu, turiu šį rudenį būti tiesiog metų pažiba ir Kaune pati gražiausia mergina. Gerai, aš nusišneku. Ir tada sekantis spalva, tokia nude atspalvio, antra, bet kiek įmatau, aišku, tai yra viena, kai aš matau, antrą, kai patepsiu, tokia su violetiniu atspalviu, kaip man ir patinka. Mes jau visą supratome tai. O aprašymas yra toksai. Matiškumas itin svarbus, lengva kreminė naujųjų lūpų dažų tekstūra suteikia ryškią spalvos dispersiją su matiniu efektu. Visa yra 7 spalvos, o kaina yra 2,59 €. Šiaip tikrai pakuotė, man jau pakuotė vien yra verta tų 2,59 €, nes tikrai kokybiška. Tai va, tada žiūrime toliau ir aš labai noriu pasižiūrėti tuos 2 blakstienų tušus ir truputėlį apie juos pasiskaityti. Taigi, pradėkime nuo balto ir tai yra netikrų blakstienų efektą suteikiantis tušas Dramatic Volume Limited ir labai fainas pakavimas. Aš nežinau, aš pakavimo nieką pasidariau ir aprašymas skamba taip. Jokių ribų, itin juoda tekstūra ir kūgio formos šepetėlis su pluoštiniais šereliais suteiks ypatingą apimtį ir nuostabių netikrų blakstienų efektą. Ir pasižiūrėsim būtinai aplikatorių. Aš manau, kad mes tikrai galėsim pailginti kaip reikalas blakstienas ir susikurti netgi tokį vėduoklės efektą. Žiūri, fain. Ir kaina, man atrodo, nesakiau 3,9 €. Tada antras tušas tai yra Rock and Roll, žadantis suteikti apimtį. Ir aprašymas skamba taip. Roko stiliaus blakstienas. Ypatingos formos asimetriškas šepetėlis su ilgesniais ir trumpesniais šereliais padengs kiekvieną blakstieną atskirai ir suteiks XL wow apimties. Nu, aprašymas tai toks jaunatviškas, toks žiūri. O, aš su šitu, tai jau nebežinau, kaip aš susidraugausiu. Gerai, kad aš jas pradarau, nes jūs žinot tą 2 savaičių tušų taisyklę, aš stengiuosi kaip įmanoma greičiau šnekėti, nes tiek daug noriu pasakyti. Tai yra, atidarom tušą, paliekam jį 2 savaitėm ir tada griebėm naudoti, nes jisai būna jau įgavęs savo reikiamą konsistenciją. Dabar kol kas jis man atrodo toks tikrai šlapis ir aš jį bijočiau dėti ant savo blakstienų, bet viliuosi, gal mes visai susidraugausim, bus matyt, bet šiaip į pirmąjį aš dedu daugiau vilčių. Ir tada turiu dar 3 likusius daikčiukus. Pradėkime nuo nagų lako, apie kurį turbūt daug aš nedaug žodžiausiu. Aš turiu begalybę Essence nagų lakų ir aprašymų kažkaip tais aš apie jį nerandu, bet tiek to. Šiaip Essence nagų lakai yra tikrai dėmesio verti atsižvelgiant į kainą, tačiau vėlgi rekomenduočiau naudoti top coatą, kad išliktų viskas ilgiau ir kaip manoma greičiau sudžiūtų. Nudžiūtų. Žodžiu, esmė tokia, kad aš buvau nepatenkinta vien dėl to, kad jie žiauriai ilgai džiūsta. Tai dėl to aš aplikuodavau ir man rami galva ir labai viskas gražiai gaudavosi. Spalva pas mane yra Pretty Cool Life, tokia šalta, žalsvai cemento spalvos. Šiaip įdomi, bet aš manau, ant ilgesnių nagų tikrai turėtų gražiai žiūrėtis. Ir tada liko 2 produktai, kuriuos aš pasidėjau ant kompiuterio. Turime akių pieštuką, šį Extreme Lasting ir pas mane spalva yra Rockin' Taupe. Aš žiūriu, žinokit, kur aš esu pati blogiausia, tai yra tik tais akių pieštukas, aš visiškai nemoku jų piešti, naudoti ir pas mane yra gal 30, bet aš, man atrodo, net nei vieną iš jų niekada nesu aprašęs savo puslapyje. Taigi, šis mums žada štai ką. Pasilieka šilkinės ir švelnios tekstūros pieštukas, yra atsparus vandeniui bei ilgai išlieka. Taip pat suteikia ryškų pilką ar juodą atspalvį. Visai yra 6 skirtingos spalvos. Šiaip spalva yra tikrai labai graži ir aš matau, kad jinai su truputėlį žėručio. Gerai, tai yra akių kontūro pieštukas, tiksliau pravedimas Rock and Roll Duo Style ir turime štai, vėlgi, atleiskit, kad aš tokia
nežinau, pikta, bet ar šiaip kažkokia bjauri, bet labai primena L'Orealio, tas buvo su apvaliu galiuku ir galiu pasakyti, jog aš jį gavau, pabandžiau, jis man nepatiko ir aš taip kažkodėl jo niekada neprašiau, nes aš nenoriu gadinti savo makiažo, nes tais burbuliukais išgauti kažką tokio tikrai labai efektyvaus yra sunku, ypatingai jau nėra ką kalbėti apie ryškų tokį simetrišką akių pravedimą, tokį jau kampuotą su visom tom strytis ir taip toliau. Tai va, viskas, kompiuterį aš galiu pasidėti į šalį ir jau keliauti link video pabaigos. Tai va, tikiuosi, jog jums patiko ši labai lengva apžvalga ir produktus mes, tiksliau aš, apskritai aš esu viena, pradėsiu apžvelginėti tikrai negreitai, galbūt po 2-3 savaičių. Ir tikrai faktas, kad pradėsiu nuo makiažo pagrindų, nes jie mane labiausiai sudomino, tačiau kiti produktai, ypatingai highlighteriai ir blakstienų tušas. Tikrai šitas bus, aš manau, vienas iš mano favoritų, o visi kiti tikrai yra, manau, dėmesio verti, tik juos reikia išbandyti, suprasti, ar jie man patinka, tinka ir ar aš galiu juos rekomenduoti. O šiaip tikrai kainos, kaip visada, yra ypatingai mažos ir jeigu neslaukėt mano apžvalgų, tikrai galite pačios išbandyti drąsiai ir man parašyti, patiko ar nepatiko. Tai va, o ką šį kartą, pirmiausia, noriu padėkoti Essence ir Catrice kompanijai, kad jie mane šiais metais nepamiršo ir mane žiauriai pradžiugino, nes, ta prasme, tai yra kosmetikos rojus, kur atsigultum ir matai, kaip angelas ant sniego galėtum tarpsne džiaugtis šiais visais makiažo produktais. Tada noriu padėkoti už dėmesį ir pasakyti gero antradienio vakaro ir pasimatysim kaip visada penktadienį. Tai ką sakau, iki!